Šiais metais bus kašis, šiais metais Lietuvoje bus kašis, jauti? Aš galvoju, kad aš jaučiu, bet tai yra jėgiška kašė, supranti? Jo, Kašis. aš sugalvojau netgi užsiauginsiu tokią ilgą barzdą, kaip pas ten tą čiuvaką. Nu, žinai, kur ten sėdi ir šaukia labai garsiai ir jis toks patriotas. Sėkla. Jo, ten jis toks tikras patriotas. Bet tai, blėt, tu jauti, kad tu būsi tarp visų patriotų, tu būsi kašiai, seni, tu būsi kašiai. Aš jau į savo tačkiuką nusipirkau 4 vėliavėlės. Ir ne tik 4 vėliavėlės, šiais metais pardavinėja netgi koinės, tom mašinom, veidrodėliam koinės. Aš girdėjau, kad labai krūta yra turėti 8 vėliavėlės. Kur tu, pavyzdžiui, įkištum dar 2 vėliavėlės? Aš čia į bagažinės durelės, dar kur nors, nežinau. Bet aš jau pusę metų prieš tai nusipirkau bilietus tam, kad dabar suplanuočiau nusipirkti didelį būgną ir su didelė vėliava, žinai. Tai tavo būgnas ir bus 7-8 vėliavėlė. Tai yra geras, tai yra super geras, jėgiška. Kada išvarai į Londoną? Nu jau po 2 mėnesių.